Tai va, tai Sidi, iš tikrųjų, kad būtų visiems viskas aišku, kas aš toks esu, tai vardą pavardės galiu pristatyti, taip gražus esu, Ričardas Savickas. Ričardas Savickas. Jo, tai vienu žodžiu, o šiaip tai, kaip mudu ir mes, sakykime, suėjom, tai pats žinai. Kas įdomu. Tai dar nesimatė, bendras mūsų draugas buvo Foras vėliava, kuri matosi. Tai iš tikro Ričardas jau rėmė Forą, kai mes buvom paprašyti jam kai mūsų paprašė. Darbo rūbų. Reikėjo darbo rūbų. Taip. Mechanikam ir tankų ekipažams reikėjo taip vadinamų kombinezonų, arba pas mus dar sako specovkių darbo rūbų. Nes ten, mes buvom tik grįžę, nes mūsų Ryčka fotografas. Tai jisai čia viską irgi pritilpęs prie mūsų reikalų visų, kaip aš sakau. Tai va, ir jau tas, kaip sakant, jau tą lemiamą kartą Ričardas vairavo vieną iš mūsų mašinų ir važiavom būtent pas tą patį Forą tą kartą. Ir iš tikro gal žmonėm reikėtų papasakot, kaip mes ten važiavom dar iki viso to įvykio, kad būtų daugmaž tas logiškas ryšys. Tai priminsiu datą, kad visa tai vyko per vadinamas lietuviškas Jonines, tai būtų birželio 24. Išvažiavom anksčiau. Taip. 22, 23. Taip, išvažiavom anksčiau, bet tai visą tą kelionę vėlgi, jeigu pasakoti. 24 tu nori paminėti tada, kada įvyko sprodimas. Tada įsmėti jo. Tai. Geriausia tai visą kelionę, kai važiavom, tai iš tikrųjų jinai buvo pakankamai linksma, įdomi kelionė mūsų. Aišku, dar gaila, kad nėra mūsų tarpe Ryčkos, fotografų, didžiojo mūsų, mano, kaip aš sakau, bendravardžio, jau dabar ir brolelio, kaip jisai mėgsta irgi pasakyti, paskui priminsiu, kodėl jisai į brolius įsirašė. Aš jį ir rašau ir taip. Iš tikrųjų, mes ne pirmą kelionę su juo važiuojam į Ukrainą, veždami labdarą ir į tos pačius sumus, ir į tą patį Forą, kurį minėjom, apkalbėjom. Tai dėl to, sakykime, aš ieškojau, jau atsibodo vienam važiuoti, aš jau ieškojau su kažkuo tai rimčiau. Tai apie Gyvačių salą, Ričardas, man sako, Gyvačių sala, važiuoja, veža, vieną atidaviau ne objektą, kaip šiaip vadinti. Krovinį. Ne krovinį, žmonės turiu. Žmonės. Kam? Apforui. Apforui veža, ten kitiems ir taip, po truputį sako, reikia su jais važiuoti. Tai kažkaip tai ir suvedė tą visą mūsų kelionę, kad pasakė, važiuojam su Gyvačių sala. Varom. Įdomu, iš tikrųjų, vien tai, kai atvažiavau, kai pamačiau jūsų automobilius paruoštus kelioniai, sakykime, sudėliota, surikiuota, matosi, kad pasiruošę darbui ir kelioniai. Tai iš karto visiškai toks požiūris, sakykime, tai ir pačio pasiruošimas uniformai, Aivos atrodymas visame tame kontekste. Aš galvoju, Aiva, kad ten Aiva veikia. Viskas aišku. Ofisas ant ratų. Jo. Kelionės metu dokumentus tvarko. Atsakinėja žmonių skambučius. Jo, viskas iš tikrųjų smagu. Dėl to sakau, kelionė smagi, aišku, kokia ta baigtis buvo. Tokia. Kokia jau jinai buvo, tokia buvo. Nesugrąžinsi. Tai va. Buvo labai daug įvairių žiniasklaidos priemonių, kad mes, pavyzdžiui, buvo kalbama taip, kokio velnių jūs ten važiuoti frontą? Tai jie nesupranta. Ko jūs ten važiavo?
Jie nesupranta, Tai čia tiesiog žmonėm, kurie negirdėjo, nežinau, visų pirma, ten niekada mes savo iniciatyvą nesiraunam, nekreipdami dėmesio į karių pasakymus ir nėra taip, kad mes važiuojam kur norim. Ir tą dieną visas veiksmas įvyko apie 30 km jau nuo vadinamo nulio arba nuo fronto linijos, ten, kur vyksta tie mūšiai apkasuose ir visa kita. Tai toks dalykas. Ir kitas dalykas, tą dieną iš pat ryto, tiksliau jau iš vakaro jau buvo sutarta su kariais, kad iš ryto mes užsipilam kuro ir mus jau lydi į tą vietą, kur mes turėsim taip, su išjungtais telefonais ir išsikrauti, jo, su išjungtais telefonais arba kaip minimum pastatytais ant skrydžio, reiškia, kad jis neskleidžia jokio signalo ir visa kita. Tai pas mus nėra to, kaip pasakyti, nuotykių neieškom. Mums ir taip smagu padėti Ukrainoje tiek nuo karo nukentėjusiems vaikams, tiek paramą vežti į ligonines, tiek su kariais. Ir mes tą darom jau 2,5 metų. Ir kaip sakant, ekstremalių pojūčių mums ieškoti. Iš tikrųjų, kartais žmonės taip įsivaizduoja. Iš tikrųjų, koks tas ekstremalus pojūtis. Mes viską važiavam į miestą, ne į karinį dalinį, čia apie 24 dieną jau kalbant, kada viskas įvyko. Juk mes važiavam ne į karinį dalinį kažkur, tai ne kažką, tai nei mes vežėm kažką tai draustino, kad būtų, mes galų galia buvom pačiam miestelį. Aplinkui gyvenamieji namai buvo praktiškai. Ir kada atskrido pirmas Iskanderas. Aš tai iš vis nesuprantu, trenkė į privačius namus. Ir ten nieks ten tiksliai nustatė, iš kur tie atėjo, 100 metrų ir 70 metrų, kaip per kuprą iš akmens gavau, užsilipęs ant autobusiuko, kur nuiminėjau padangą. Pirmas smūgis kaip buvo. Jo, nukritau, guliu, ką žinau, kažkas sprogo. Mačiau, kad sprogo kažkas tai. Ir skrenda kažkur tai, tas Sergejus kariščis, kur į koją buvo sužeistas. Ant žemės, įdomu. Iš tikrųjų, aš buvau aukščiau, turėjau gauti kažką, o jisai gavo į koją. Čia, kaip sakau, kas kam likimas, kam ką paruošė likimas, kaip aš sakau. Ir iš tikrųjų, kai čia visokios tos kalbas, tai reikėjo ten tą padaryti, bėgti, lėkti kažkur tai. Taip, mes kai įsikrovėm, mes ruošėmės išvažiuoti. Taigi, palikom mašiną, palikom tą, iškruojom tuos, kaip tie raudoni, gesintuvus iškruojom ir ką. Ruošėmės viskas lėkti. Ir dar Ričardas mane kalbinėjo, atsistojęs, mes prie džipo, kaip tik su jam to karinio džipo, einam būtent pažiūrėti tą vietą, sakau, kur einam, kur tu nori eiti. Sakau, reikia dingti iš čia kuo greičiau. Akis pakeliu, tai kad per aketą leidžiasi. Aš sakau, man po šią dieną pareina stulpas. Nebuvo tokio, akis prasitrinčia, tikrai netikrai. Tau pasakyti, kai aš pagalvoju tuo momentu, patikėk manim, aš žvengiu po šią dieną. Galvoju, ir vėl tas ryška maišosi man po akim. Tai čia buvo, aišku, aš riebiau pagalvojau, nenoriu tik tai šitą sakyti. Ir tada aš jį tieškiau. Aš nežinau, kaip aš jį tieškiau, bet aš jį tieškiau taip normaliai. Ir pats, nes po to jau, kai mes kalbėjom, tai jisai supratau, kad jisai gavo normaliai nuo manęs. Ir aš sukausi, pats šokt, norėjau už to džipų užšokt, aš užkliuvau su kairė koja už kablio. Ir tada dar kartą šokau. O kad dar kartą šokau, tada pajutau, kad gavau per koją. Ir nukritau. Tada tas buvo didžiulis jau garsas atėjo, atsivijo smūgis. Ir tada viskas krenta, viskas kontūrė, jie žiūričką šaukia ranką. Aš sakau, man koja. Hebra sakau, koja, bet vis, jau kol pradėjome jau supratau, kad visi renkamės į krūvą.
kad pradėt atbėgati. Tai manęs Andrėjus, tu atbėgai iš karto. Tai vienu žodžiu, tai man, sakau, man tai buvo toks įdomus iš vis jausmas. Man nebuvo, man neskaudėjo nieko. Kaip? Skausmas buvo, o kaip kėlėt buvo skausmas, sakykim. Bet visą kitą tai normaliai. Nuskaudėjo. Tai organizmas atliko savo darbą. Taip. Smegenys davė signalą, išskyrė adrenaliną ir aš čia aišku, profesionalūs medikai galėtų pasakyti, kiek laiko jis veikia, žinai, bet žmonės turbūt kai kurie žino, kad kartais gyvenime būna pirštai įsipjauni, kraujo jokio nėra, kurį laiką. Na, paskui jisai tik tai atsiranda ir skausmas. Tai mes iš tikrųjų stovėjom, mes trys Aiva, aš ir Žilvinas, kiek kokius 3 metrus nuo jūsų. Nu, bet jis arčiau vartų. Arčiau vartų į tą namo kiemą. Nu, tai o ta banga, matyt, tai ir praėjo, dėl to, kai buvo ta tuštybė, matyt, ta banga ir nunešė, kaip sakau, lengviau užkudė. Nes labai įdomiai, žiūrėk, kur bomba sprogo, aš tiksliai mačiau, jinai gatvės gale į tiltą, kai žiūrėjau, kur tiltas buvo gatvė, atsimeni, tai banga kirto pagrindinę į namą, tą aukštesnį namą, kur buvo kažkoks ten 3 aukštų jisai ar kiek. Taip, kažkoks pramoninis. Jo, pramoninis. Iš šitą trenkė ir paskui jinai ėjo link mūsų. Nežinau, ar tai mumis išgelbėjo tai, kad mes buvom labai arti, dar nebuvo įsibėgėję viskas, ta visa banga įėjimo. Ar dar nežinau, aš net nežinau, ką atsakyti tiksliai, nes, pirmą kartą tam dalyti. Iš tikrųjų, aš manau, kiek skaičiau po to, kad mumis išgelbėjo, kad mes arti, nes jinai eina bėdėjasi palaipsniui. Ir jinai neša su savim tai, ką pagauna pakeliui, ką greunama jėga. Tai va, tai ačiū Dievui, gavos taip, kai gavosi. Gavos, kad pakliuvau į ligoninę. Mes irgi jau, kai tu pasakai, kad ten Richardas reikia nuvažiuoti pafotografuoti, aš suprantu, toks profesinis reikalas. Tai Žilvinas sako, gal turi cigaretę su savim. Aš išsitraukiau duoti jam cigaretę ir tuo momentu, kaip aš pajutau viską. Irgi, kaip sakai, nesmūgį, nesprogimą, ne garsą kažkokį tai, žinai. Bet pirmas dalykas, tai aš nesupratau, kodėl pas mane akyse ugnis atsirado. Yeah. Nes bomba, labai įdomiai, o šitoj vietoje, tai man pats įdomiausia, jinai man stovi dabar, mūdu kalbam, bomba į žemę, jinai sulindo, toks juodas priekis, iki to juodo priekio sulindo į žemę, ir tada ugnis. Vat, jau tuo momentu aš jau Ryčką mečiau, nes ir Ryčka matė ugnį, sprodimas, ir tada parėjo visas tos jau ten detalės. Viskas, kas metalai. Va tada. Ir aš tuo momentu šokau. Ir sakau, jeigu ne tas užtibimas už mašinos kablio, gal būtų buvę taip. Ai, nesuprasi, kaip čia būtų buvę. Tai dabar jau galim, aš pasakysiu tik tai taip. Visų pirma, tai dabar baigsiu gal. Pirmas dalykas ugnis akyse. Ir pas mane buvo tas pojūtis, kad laikas kaip sustojo, žinai. Sprogimas, dulkės. Ir aš lyg ir matau, kaip tas visas sprogimo garsas ir cipimas, taip, kaip ne cipimas, o dulkės ir dūmai, taip, ir toliai eina, tai čia matomai kontuzijos turbūt jau tos pasiekmės, žinai. Tai sulėtintai pas manęs viskas buvo, irgi aš viską tą mačiau, sprodimas, bet viskas kaip sulėtinta filme. Viskas po truputį, pavyzdžiui, tvora ir mes kur stovėjom, apie 3 metrų. O pas Ryčkas nugarą mėlyna, tai žinai, kokia buvo? Po to jau kaip parodė. Sako, pasižiūrėjau, kuo ta man nugarą atskauda pastovi. Sako, aš pasižiūrėjau, pas manęs nugarą. Tai tu įsivaizduoji adrenalino, koks buvo poveikis. Taip. Kad švystelėjau. Tai man tai nepasirodė, kad aš jį numečiau, tiek pastumiu. O tai pastumiu.
Stipriai vadinasi. Nes, pavyzdžiui, dar sakau, suspėjau pamatyti, kaip jinai nukrito, kaip jinai susileido, kaip sprogo ir kaip pajudėjo visa ta žemės, dulkės ir taip toliau. Dar šitą mačiau. Ir jau kai aš ant žemės, pavyzdžiui, jau kai šokau antrą kartą nuo užkliuvimo, ir tada tik mane ta banga bloščiai, pajutau, kad man per koją rūkštelė kažkas. Tai įsivaizduok, tai čia. Man tai atrodo toksai, ištisas laikas praėjo, bet tai viskas sulėtintai. Taip. Bet kai sakai, sulėtintam filmui buvo. Tai man taip keista iš tikrųjų. Šiaipgi, faktiškai po smūgio netgi, vat, kaip kalbėjom ir su Aiva, ir su Žilvinu, ir su Tavim, ir su Rička. Ir pats galvoju, realiai sprogimo banga turi padėti žmogui nukristi. Natūraliai, kažkur ant žemės, į priedangą, už kažkur tai. Bet va tas, atrodo, kiek laiko praeina nuo to, kaip išsitempia tas laikas iki to nukritimo. Nes po to, kai man atrodo, kad aš žiūriu ir girdžiu, kaip ta banga sprogimo ir garsas visas ir dūmai nueina, aš žiūriu į save ir nesuprantu, o kodėl pas mane, kaip smegenis veikia, žinai. Ir galvoju, po tokio sprogimo neturėtų būti pas mane ar tai rankų, ar tai kojų, bet viskas yra, žinai. Ir va sekantis dalykas, grįžtų į realybę, žinai. Aš guliu ant žemės ir tada Aiva prieš mane guli, o dešiniau Žilvinas. Ir prasidam tada jau šūkautis, kai tas, žinai, ar visi sveiki, žinai, apsižiūrėkit, Aiva, jo, viskas gerai, Žilvinas, aš irgi. Tada girdžiu, kad tu šauki, kad koja, aš dar to šiukšlės dar kritinėjo, kurios turbūt, vienos buvo žemiau pakilusios, tai greičiau nukrito. Sakau, aš greitai pribėgsiu prie Richardo, žinai, pasikviesiu jumis, jeigu reikia. Tada pribėgu kartu, pribėga ir jau tas Andrėjus jau atbėgo. Ir tada matom sužeidimą tavo, kuris, atrodė, aišku, negražiai, žinai, kaip mėsos gabalas išnešta, žinai, toks, nemažiau kaip kumšti, žinai, toks kaip delną uždėjus ant šlaunies. Dar tokia mintis, Andrėjui, sakau, turi čia žirklę, žinai, kad kelnes prakirpt, žinai, bet žiūriu, vis tiek dulkė, žinai, vis tiek tas purvas patekęs, svarbu daugiau nesužalot, žinai. Bintuojam taip, tai Andrėjus iš karto tą turniketą, aš tą Izraelio, Ričkai sakau, pakišk tą kuprinę tau po galvą, žinai. Rička rodo ranką, jo ranka visa kruvina, žinai. Ten, žinai, gal pats dar. Aš atsimenu, kai į mašiną įnešėt. Jo. Į mašiną šiandien įnešėt ir, aš pakankamai aukštas. Prisitrauks, kai netelpia, gali pasislinkti visas, nes nėra toliau želbė. Tai aš įsikabinau ir su dviem kojom. O čia tai aš labai puikiai žinau, kad su dviem kojom atsistumėjau. Jo. Šitą klausimą galvoju, filmuojant prieš kameras, dabar nelies palikti advokatą, kuris dirba. Ne, kodėl? Mes pasakysim tiesiog savo nuomonę, ką mes matom ir visą kitą. Ne, tai mes jau sakom savo nuomonę. Tai faktiškai mum nešant tave iki mašinos, kaip pasakyti, nebuvo jokių ženklų, kad, sakykim taip, pirmas dalykas, ką aš atskiriu, tai atviro lūžio tikrai nebuvo kaulų. Tai reiškia, toliau kraujo čiurkšlių, didelių balų taip pat nebuvo, kas sako, kad iš tikrųjų venos nepažeistos, kurios eina iš tikrųjų vidinė pusė kojų. Venos arterijos. Kaulai nelūžė. Richardas, mano supratimu, buvo sunkiausiai sužeistas, o Ričkai tik tai ranka, kurią kaip šaunuolis susibintavo pats. Ir dabar aš pasakoju, ką aš mačiau iš tikrųjų. Ir tu laikėsi labai gerai iš tikrųjų ir netgi padėjai, kaip minėjai, žinai, pats save įsitraukti į automobilį iš tikrųjų. Aiva atsimenu geriausiai. Aiva, tik tu, sako, neuždenk, kvėpuok, šnekėk ir neuždenk akių, galvoju, blemas, aš ir taip čia normaliai
veiksme važiuoju. Dar paimanoju kartais, kad skauda. Tu sakai, neužmerk akių. Nu, gerai, galvoju, neužmerksiu. Nors labai norėjęs. Tai čia, kai sušokom jau mes visi į tą galą, reiškia, už vairo autobusiuko galą, per galinės duris taip atsidarančias, aš tai, tiesą sakant, aš netikėjau, kad mes, gal pasakysiu žmonėm, kad iš tikrųjų yra toks terminas ir kariuomenė, ir medicina auksinė valanda. Tai sunkiai sužeista pasistengti kuo greičiau profesionalam į rankas perduoti, iš tikrųjų, kad sulauktų profesionalios pagalbos, o ne tos tik tai pirmosios medicinos. Ir Žilvinui vairuojant tuo keliu iki ligoninės, aš netikėjau, kad mes davažiuosim visų pirma saugiai. Nes įsivaizdavau, kad kaip minimum turi būti prakirstos padangos. Nes ėjom per kampus, per bordiūrus, ten... Ne, o tu prisiminti bairį geresnis. Stovi, čia policija stovi, čia greituoja stovi ir atvažiuoja mes. Policija patraukė mašiną, o greituoja niekaip negalėjo patraukti. Ir kada pradėjo Andrėjus šaukti, visi šaukti. Tu paleišęs, Žilvinas tik per gazus, tik žiūri veidrodėlį iš šonai, tai blum. Tai su veidrodėliu su visu ir nulėkė. Jo. Tai nes vėliau jau, kai jau tave pridavėm į chirurginį priimamo skyrių, matėm iš tikrųjų daug mašinų atvažiuojančių būtent su tuščiom padangom, nes visas kelias buvo nusėtas gelžgaliais, betono gabalais, visokiausiam šiukšliam, ten lentom, ten namų stogaigi buvo nunešti. Taip, sprogo tai. Jo, nes mes vėliau tik sužinojom, kad po pirmo sprogimo buvo 5 žuvo virš 40 ar 50 sužeistų. Dabar jau ten tiksliai nepasakysiu. Tai buvo toks chaosas ir kamštis, kai mes atvažiavom į priimamąjį. Tai mes dar iš pradžių atvažiavom ne į priimamąjį, atvažiavom prie ligoninės, prie pagrindinio įėjimo. Mums vietiniai parodė, apvažiuokit aplinkui, ten priėmimo skyrius. Tai vėl atbulinių ir priėmimo skyrių atvažiavimo, ten baisulinis kamštis jau po pirmo sprogimo, nes jau buvo privežta įvairiausių lengvesnių, sunkesnių sužeistųjų. Ir priėmimo skyriuje jau kaip atvežėm tave su ligoninės datais, nežinau, kaip vadinasi, stumdomą lovą su ratukais. Tai jau gavosi, kad mes jau ten stojom į eilę į visą tą reikalą. Aš atsimenu, kad aplinkui daug žmonių buvo. Ir paskui Aiva dar vandenį ten sužeistiesiems dar dalino, paskui mus išvijo iš ten. Tai jau prieš operaciją vežiant išvijo, nes praktiškai iki operacijos Aiva stovėjo šalia manęs. Nes aš tą atsimenu. Ir kada Aiva buvo, tai aš sąmonės nepraradinėjau. Viskas ten buvo gerai. Man tik buvo įdomiausiai buvo, žinai, kad priėjo daktaras ir paklausė, čia tu vajezdyti. Tai man galvoja, geras. Gerai, nieko nutylėjau. Toks, žinai, klausimas keistas. Tik pasakyk, kad kojas ten nupjaudyt. Pajaukavau. Aišku, buvo įdomiausias. Kai išvažiavau, kai atgaivin, praeini tą po pilnos narkozės, kai atsigavau jausmus. Aš šiaip tai iškartai kojų pirštų. Nėra ant tos kojas. Oho, galvoju. Bijau net patelį pažiūrėti. Bet vis tiek prisiverčiu pateliu. Kojas nėra. Ir kaip tik jūs neužilgo užėjot su Ričardu, tu atėjai. Iš pradžių vienas. Ar vienas, tai jo, kai paklausė apie, ar viskas gerai, sakau, koja nupjovė. Aš žiūriu tau į veidą, sakau, ir bairiai pas tave. O tu sakai, pasižiūrėk. Ir aš taip. Tai čia tas toksai jausmas buvo geras. Pirmas toksai. Bet kažkaip tai aš taip
iš tikrųjų pakankamai gerai susitvarkiau pats su savim, kad priėmiau, tai jau yra taip kaip yra, kad kojas nėra ir ką, važiuojam toliau galvoju. Man tai buvo žiaurus šokas, aš galiu pasakyti. Aš įsivaizduoju. Tas tavęs ieškojimas praeina maždaug valandą. Galvoju, reikia eiti, jau bus subintuotas, žinai, nes mano įsivaizdavimu, tai, ten žaizdą reikės išvalyti, žinai, dezinfekuoti, galbūt siūti, suprantu, kad tas dalykas užima ne 5 minutės ir ne 10, jo lab, kad yra tokia banga ir toks didelis kiekis sužeistųjų, maždaug po valandos einu ieškoti, žinai. Žiūriu, valandą praėjo, turėtų būti viskas jau, žinai. Ir mano mintis buvo tokia, kad mes tave pasimsim ir važiuosim, vešim jau kažkur tai, į tą patį Dniprą į ligonę, bet mes vešim, žinai, ne kažkaip kitaip, žinai. Patys važiuosim. Jo, nes, nieko rimto, žinai. Tai pirmą kartą po valandos aš ateinu ten, sakau, žiūrėkit, o tai kur žmogus patenka po operacinis čia, sako, į palatą, žinai. Sakau, aš noriu pamatyti, sakau, čia mūsų žmogus yra draugas, žinai. Tai ne, dar nėra, žinai. Tai kada, sakau, bus? Už valandos, priekit, žinai. Gerai, išeinu, vėl mes ten su Žilvinu, su Aiva kalbamės. Nei pas vieną nebuvo minties, kad neteksiu kojos. Visigi matė mane sužeidimą ir aš, ta prasme, nebuvo taip, kad ta koja jau sumalta, supranti, ten į košę. Aš valdžiau tą koją, ta esmė yra įdomiai taip. Tai paskui aš video dar peržiūrėjau, kai mes tave, kai privažiavę prie priimamojo, iškeliam iš mikroautobusiukų ir dedam ant ligoninės tos transportavimo lovas su ratukais, tai tu judinai abi dvi kojas. Tai va, praėjus 2 valandai, gerai, sakau Aivai su Žilvinu, einu pasižiūrėsiu, kaip situacija. Ateinu, seselė sako, jau turėtų būti palato, einam. Einam, ten 3 aukštas, jeigu neklystu, buvo. Užeinam į tą 3 aukštą, užeinam į vieną palatą. Visur pilna sužeistų, bet tavęs nėra, kita palata nėra, niekur nėra, ne vienoj palatai. Dar turbūt... Tai iš tikrųjų, nes aš pats neatsimenu, net kur aš buvau, žinau, kad buvo kažkoks daktaras, sanitaras šalia manęs ir aš ne palatą buvau jį, kada paskui paėmėm į karo ligoninę. Palatą? Palatos, kareivis atvažiavo pasiimti. O šitas ne. Vaistai veikia. Ir tai po 2 valandų nerado, tai sako, gal dar ne. Jau tada buvo toks, žinai, pradėjo kirbėti, galvoja, kad čia negerai, žinai, ilgai užtrunka, pagal mano supratimą, mentavimas, visa kita. Bet, žinai, neleidi blogom mintim ateiti į galvą ir galvoji, gal ten kažkaip kažką, žinai, daro. Žinai, gerai, tegul daro. Dar valandą. Tai po 3 valandų jau ateinu, man jau nereikia klausti, kur palatos, aš žinau, aš pats užlėkiu į tą patį 3 aukštą, vėl einu per visas iš eilės, nėra ir matau tave. Prieinu, tu, kaip pasakyti, sąmoningas, bet paskui už pokalbį supratau, kad vaistų poveikis buvo. Ir sveikas, Ričardai, kaip tu, žinai, viskas gerai. Ir sekantis tavo žodžiai, man nupjovė koją. Aš žiūriu tave, sakau, ir bairiai pas tave. Ir tau pasakymas, pasižiūrėk. Ir aš pasižiūriu, žinai, ir kaldra užklota, žinai. Po kaldra matosi, kad kaip ir nėra, žinai. Bet dar vis tiek pakeliu kaldrą, kad pamatyti, žinai, savo akim. Ir negaliu patikėti tuo, ką matau. Nes iš tikrųjų, nebuvo mes tam pasiruošę. Ne vienas apie tai negalvoja, žinai, kad taip gali atsitikti. Ir tada atsisėdu ir sakau, palauk, man reikės, eisiu atsivesti Aivą su Rička ir Žilvinu jo. Tik man, sakau, dabar reikia pagalvoti. O iš tikrųjų, galvoju, o kaip aš jam pasakysiu? Suprantu. Ir
su ta mintim einu į apačią, galvoju, kaip čia reikia pradėti kažkaip iš tolo, žinai, kad vis tiek žmogų tam paruošti, žinai, visą kitą, ir prieinu. Bet paskui jau, kaip sakė kiti, sako, jau tavo ateinant iš veido matėsi, kad kažkas negerai. Ir sakau, atsitiko taip, sakau, kad nupjovė koją. Ir visi taip, žinai, maždaug, kaip? Tai jau. Kažkuris dar už ką, žinai, atrodo tokie klausimai, ta prasme, tos reakcijos galėjo atrodyti ir nenormalios, bet čia žmonėm, kurie žiūri ir klauso, aš pasakysiu, kad mums tik vėliau patiems buvo nustatyta kontuzija ir mes savo atrodėm normalus. Taip. Kaip sakau, mes įsivaizdavom, kad čia mes galim važiuoti, vairuoti, žinai, visą kitą. Paskui mus tik tai daktarai nuramino, sako, žiūrėkit, nei jūs važiuosit, nei vairuosit, jūs visus veš greitoji, daiktų jūs pasimti negalit, nes tiesiog netilpsit. Tai didžioji dalis daiktų ir liko tenai. Tai va, o kaip tu, tai atvažiavo kareivis pasimti. Tu prisimeni? Aš tą prisimenu, tai man buvo labai įdomiausiai. Sakai, jūs pervažiuojat. Kur pervažiuojat? Jo. Į karo ligoninę. Galvoju, keista. Aš galvoju, veža ir važiuojam. Taip. Kaip sakau, ir prasidėjo ta mūsų kelionėlė. Į tą ligoninę, ten vėl operuoja, vėl valo žaizdą. Gerai, paskui į Dniprą. Važiuojam į Dniprą. Aišku, Dniprė tai pas mus buvo atsimeni, tai buvo liuksai iš tikrųjų. Jo, bet jau tie sprogdinėjimai, tai mane davedinėjo į tą miestą, atskridimai tų bombų. Pastoja, tai aišku, iš Dnipro atėjo ten mano draugų nemažai ir jie ten sprogo, tiek tai žmonių, tiek tai. Ir čia girdė aplink tą ligoninę sprogimai. Iš tikrųjų, netoli ligoninės viskas vykdavo. Tai man tai buvo kažkaip tai žiauriai. Su kiekvienu sprogimu, tu čia, slapindavo. Matėjai, aš jaučiuosi, pavyzdžiui, iš tikrųjų, normaliai. Taip. Nei kažką tai tokio, kad ten iš tikrųjų stačios tą mintim, kad nėra kojos, kad gyvenimas pasikeitė, kad viskas keičiasi iš esmės, kad kai žmogus tampi invalidu, kad poreikiai kitokie, kad namuose, kuriame vyksta remontai, reikės daryti viską kitaip. Tu pats jau nepalakstysi. Jo, kad viskas keičiasi. Ant stogo grebėstais. Viskas keičiasi, kad čia taip ir taip. Labai įdomiai. Aš tą visą tokią mintį dėliu, gal man tada ir padėjo, kaip tik tas, kad aš tapau kitoks ir aš taip kažkaip save raminau to. Ir, pavyzdžiui, aš matydavau, kai jūs ateidavot tą patį Ričardą ir stojęs prie galo lovos ir jisai verčia, tai man tai būdavo keista. Tai kaip paskui jis jau man prisipažino dėl ko, tai pasakau, aš tos vietos, to metimo, aš neatsimenu, stumimo, taip, metimo ne, bet pasirodo, aš mestelėjau normaliai. Tai va, kaip sakau, mumis surišo gyvenimas jau pakankamai, turim tą antrą gimtadienį, tiek jisai, tiek aš. Tai, pavyzdžiui, dar pats nežinai, tai lygiai prieš metus mes buvom Kramatorske su Ričardu, toje legendiniai kaviniai, kuri vienintelė pizzerija. Mes ten prasidėjom, buvom atvežę, būtent į Aforą tada važiavom, buvom atvežę labdarą vaikų namam, ten kareivę vežėm, vienu žodžiu, ir su 93 brigada Холодный Яр pietavom. 3 valandas toje kavinėje. Tai buvo, jeigu Ričardo 18 gimtadienis, tai mes, vadinas, buvom arba 17, arba 16 dieną, kada sprogo irgi ta kavinė.
Tai va, atvažiavam po metų, nu, vis tiek mumis susprogdino, kai Mhm. sakau. Taip. Nu, sutapimas, aišku, tam pačiam krašte, bet vienu žodžiu, birželio mėnuo. Lygiai prieš metus. Arba pakėlė į orą, vis tiek pasiekėm. Nu, aš pasakysiu, kad daug įvairiais rakursais galvojau, žinai, kaip čia gal, ar mes patys viską padarėm iš savo pusės, kad taip neatsitiktų, žinai. Tai ir vienas iš klausimų, kurie ir komentaruose mačiau vaikščiojo, ir šiaip žmonės uždavė, sako, ar galėjo būti taip, kad jūs buvote tikslinis taikinys? Tai mano atsakymas tokiais atvejais yra, kad mes negalim patvirtinti, kad tikrai taip, bet negalim paneigti, kad ne. Yra toks dalykas, kad navočikai, rusų navočikai, arba pasakysiu, kaip čia pasakyti. Tie, kurie pranešinėjo rusam arba kur kas, sakykime taip, 5 kolona, ten separatistai. Jo. Arba tiesiog tie patys rusų agentai bendruomenį, visuomenį važinėdami, nes eismas tenai vyksta pirmyn atgal nuolatinis. Ir ten mes mieste buvom, ten praktiškai žmonės aplinkui buvo, tai man tai sako, keista, atsimenite, dar turėjo toks 9-ukas ar 8-ukas, ne? Ir po pirmo sprogimo priėjo žmogus, aš jį bandžiau dar pakalbinti, toks nepatenkintas, tipo, nu, dink iš čia, žinai, taip čia tų problemų pradėti, tu tiem stiliui. Aš va taip pasijaučiu, man labai taip keistai buvo, sakau, jūs langą va čia išmušo, nu tai jis ten labai nepatenkintas. Nu, tipo, čia jūs kalti. Čia po pirmo. Po pirmo. Aš taip per daug galvoju tiek to. Tai va, ir iš tikrųjų tu niekada negali žinot, kas yra kas tenai. Teisingai, ar jis yra draugas, ar jis yra, nu, priešas. Ir yra toks dalykas, kad aš tikrai suvokiu, kad kažkas tai iš ten esančių, ne tik tai, kad galėjo pranešti, kad tam, kad gautų didesnę premiją, kad, žiūrėkit, atvažiavo ne tik tai, kad volonterai, suprantate, bet jeigu tu nori gauti ne 100 tūkstančių, o daleiskim 3 tūkstančius, tu sakai, atvažiavo ne volonterai, atvažiavo NATO karininkai, ne? Taip. Ir kaip sakau, net nenustepčiau, kad kažkada išeis į viešumą dar ir video nufilmuota, žinai, tų pačių ten Telegrame ar kažkur, tai kaip viskas vyko. Tai gal nuskambės kvailai, durnai, bet iš tikrųjų norėčiau pamatyti iš šono, kaip viskas vyko. Iš tikrųjų. Ir prie to pačio pasakysiu, kad jeigu tikslas buvo mes, ne, kad mus sunaikinti, tai mes galim juoktis, nes jie turėjo būti labai pikti, matydami, kad visi 5 vis dėlto sušoko mašiną, nu, aišku, su sužeistais, žinai, bet ir išvažiavo. Nes Iskanderai, tai mes žinom, kiek kainuoja ir kokį galingumą. Aš tą patį manau, iš tikrųjų mąsčiau ir manau, ir visai galvoju, puikiai žinome, ne pirmą kartą ir žinom, ką reiškia vienas smūgis, antras smūgis, kada maždaug dėliuoju. Ir sakykime, ta nuomonė, kad taikinys galėjo būti mes, duodu 95%. Kad ten tie vadinami ždūnai, kurie laukia anos pusės, rašistų ir visų kitų, tai manau, kad jie nukreipia pas mus. Bet dar galiu pasakyti, per daug viskas taikliai vyko. Iš tikrųjų, pirma raketa sprogo, sakykime, už tiek metų, jau šita sprogo, tai žinant, kai jinai 30 metrų sprogsta taiklumu, kada gerai pataiko, tai šitą ir sprogo panašiai. Tai, sakau, aš ją mačiau, tai va, tam esmė ir yra, kad gavosi taip, kad aš ją mačiau.
ir mačiau, kurią vietą jinai sprogo. Ir visą kitą. Tai va būtent. Jie pataikė. Bet jie žiauriai brangus, mes buvom jiems, žinai, 6 milijonus naudoti ant mūsų, ten, sakykim, 5 mes lietuviai buvom. Ir 2, 3, 8 žmonės. Ačiū už vertinimą, ne? Jo, ačiū už įvertinimą, žinai. Bet jums nepasisekė. Jo, o šitie, sakykim, žudunai, kurie, taip, jie labai pilnai, kaip ir tu sakai, pasakė, Pinigėlio biškį. Taip, atvažiavo iš NATO. Aš buvau su forma, praktiškai tik tai, kad lietuviškas ansiuvas buvo, bet tai jiems nežinau. O pats tu supranti, ką reiškia mūsų atvažiavimas. Jie puikiai supranta, kad mes kartais atvežam pagalbą nemažą kareiviams. Ir mes esam ta kolona, kuri iš tikrųjų mes tiesiogiai padedam, tiesiogiai tam tikriem daliniam atvežam to, ko reikia. Ką, gesintuvų nereikia? Reikia. Padangų nereikia. Starlinkas. Reikia. Dronas. Taip, dronai. Visureigis. Reikia, visureigis. Reikia. Valstybė, jinai nespėja pasirūpinti. O čia savanoriai. PEMT yra. Taip, mes bendraujam. Niekas to nepadės. Tai vienas iš tikslų irgi, ką iš tikrųjų patys ukrainiečiai labai klausė iš tikrųjų. Ir sako, o šituos sprogimus, sako, rusai jūsų neatbaidys nuo paramos tiekimo. Ir čia kalba yra ne tik tai apie mane, tave arba kitus, bet apie visas Lietuvos organizacijas, apie kitų šalių organizacijas, teisingai, savanorių. Aišku, jie būtų, sakykime taip, agresoriai būtų labai laimingi, jeigu nutrūktų parama arba reikšmingai sumažėtų ukrainiečiams. Aš apie tai ir kalbu, kad vis dėlto jie sunaitina savanorių, tai aš manau, kad jiems sunaitinti savanorių, tai yra dažnai kaip kelis karius sunaitinti ukrainiečių. Vieną savanorių. Nes mes kare prieš juos reiškiam daug. Nes mes iš tikrųjų padarom daug. Taip. Nekalbant šiuo atveju ar dar kažkokiu atveju, iš tikrųjų, žinant, kiek Gyvačių sala arba tu, Saiba, kiek visko atvežė ir padedi, tai yra labai rimti reikalai. Ir, pavyzdžiui, nekalbant, kur buvom išvakarėse, kas buvo atvežta, kas buvo padėta, parodyta, pamatyta, tai yra neįkainuojami dalykai. To kartais valstybė nespėja pasirūpinti, ką pasirūpini tu. Iš tikrųjų, pasirūpini tu, ar, sakykime, bendrai grupė, ką pasirūpina. Nes Gyvačių sala apima ne vieną, ne du, ne tris, apima didelę grupę žmonių. Mes negalime vardinti, kam vardinti, kad tegul nežino, tegul žino, kad daug yra. Čia iš tikrųjų didelis ačiū visiems Lietuvos žmonėms, kurie remia. Nes jeigu neremėjai, tai mes patys iš savų pinigų nelabai ten daug kažką nupirktumėm. Tai ačiū visiems, kurie prisideda prie mūsų veiklos, remiate ir ateityje remsite, nes čia yra atsakymas, mes vis tiek važiuosim. Ir mūsų neišgąsdino. Kas to išgąsdino mumis lietuvius? Tai tikrai nenorėjom papulti tokią situaciją tada ir nenorim papulti ateityje. Ir aš labai daug galvoju, čia gal pasidalinsiu, iš tikrųjų, labai daug galvoju, ką padaryti, gal kažkaip tai mašinas užmaskuoti kitaip, tai pasakysiu kaip. Galvoju, gal užrašyti, kad kažkokios tai picų pristatymas, ane? Duona, ane? Arba maisto prekės. Yeah. Tačiau gerai pagalvoji, jeigu tie penktakolonininkai, teisingai, arba separatistai, rusų reportins, mūsų pirmas sustojimas bet kurioje kolonėlėje, kur užsipilti, teisingai. Taip. Ir vis tiek supranta, kad mes nesam
duonos vežėjai arba maisto produktų ir vis tiek užreportins arba... Grįžtant, prie viso šito sakau, Gyvačių sala tai yra jėga, viskas ok, yra viskas liuks. Iš tikrųjų apimant ne vieną, o daug organizacijų, kurios ir padeda. Ir iš tikrųjų, ir ne tik tai daiktais ir pinigais, ir kiek žmonės padeda ir daiktais ir pinigais, yra liuks. Viskas ok, ir savanorių, kiek turim, sakykim, ir etatinių, ir neetatinių, ir kiek važiuojam, tikrai neišgąsdins, nutraukti koją. Gerai. Aš galiu garantuoti, kad mes dar nuvažiuosim, o kiek kartų. Su šita koja, pridėtinė, su protezu. Ir aš nebijau. Taip, labai sunku buvo pernešti tuos pačius sprogdimus, kai nuvažiavom į Kijevą pervežę. Taip, atsimenė, padėjo ir vietiniai kariškiai mūsų, kurie... Kaip mūsų geriai kaimynai nepraleido per sieną. Tai apie tą dar pakalbėjau. Bet man, pavyzdžiui, sakau, paskutinis tai buvo gulėjimas ligoninėje. Tai... Kijeve? Jo. Tai o, čia reikia žmonėm dar paminėti apie... Tada, kai vežė iš Dnipro. Aš iš savo gal pusės pasakysiu, kad iš tikrųjų aš jau grįžęs į Lietuvą pasižiūrėjau suvestinės 2 savaičių. Tai iš viso buvo Ukrainai kažkoks tai uraganas. Taip, aš apie tai noriu pasakyti. Bombardavimo. Visur. Tai mes čia nesam kažkokie tai baisiai išskirtiniai su tuo atveju Pakrovske, nes tuo metu Ukrainai buvo varoma šachedais, kabais, tai pagrindė, žiūrėk, X-ais. Dniepre pagrindė buvo Iskanderai ir kabai. Taip. Tom dienom, kai mes buvom. Nes man pastoja mano draugas iš Dnipro mane informuodavo, kas nukrito, kas visą kitą. Kažkas tai tokio buvo, sakau, aš jau Dniepre. Mane vežė su greitaja, jūs jau buvote išvažiavę. Mane vežė su greitaja ir greitoji, medicinos sesuo pasakoja, sako, mes tuoj pravažiuosim čia stoti, kur kažkada tai irgi iššovė Iskanderas ir ant tų žodžių šalia. Kai kalė, mes aš galvoju, ten ant 2 ratų, ir aš tokia mintis galvoju, Jėzu, ar mane išveš šiandien iš Dnipro, ar neišveš, nes apskritai, jau aš pavargau nuo tų bombų, o taip turės mintis. Šitą greitai jau paskui... Baikit jūs mane sprogdinti. Jo, tą traukinių stotį įvežė, vienu žodžiu, į vagoną, mane ten padarytas specialus vagonas, įvežė, žinai. Ir aš galvoju, jo, dabar jie pradės atakuoti geležinkelio stotį ir, aišku, pataikys į mano vagoną. Ligoninės traukinį. Jo. Ir galvoju, ir aišku, pataikys mano vagoną, kur aš esu. Būtinai turi pataikyti, taip mintys. Ir laučiu. Kada čia bus jau pradėję, prie lango mane paguldė, kuliu, nejuda. O laikas. Tai pamažu eina, kad tu neįsivaizduoji. Sujudėjo, važiuoja. Ačiū Dievui, galvoju, pagaliau iš Dnipro išvažiuoju. Nes, iš tikrųjų, tada kaip ir tu sakai, Viesulas kažkoks buvo užėjęs, nes atakavo labai baisiai. Mums tik išvažiavus iš Dniprą, aš neatsimenu, kiek mes kilometrų pravažiavom, radija buvo jungta. Ir, sakau, gal 100 kilometrų pravažiavus. Nuo Dnipro link Kijevo. Per radiją pranešimas, kad buvo susprogdintas viešbutis. Dnipre. Tai, žinok, gal panašiai taip ir buvo. Tai gal mes nežinom, gal ne vienas sprogimas buvo. Tai panašiai, aš ir per centrą ir važiavau, kai buvo sprogdimas. Ir vienu žodžiu aš pravažinėjau. Tai čia, žinok, tas panašiai ir yra, nes jūs anksčiau išvažiavo, mane vėliau išvažiavo. Tai va, čia panašus laikas ir yra. Tai dėl to aš ir sakau, kad mane vežė pro centrą, aš dar per langą žiūrinėjau, toksai, čia man viskas gražu, čia tas buls. Yra. Eina savo galvoju.
Nu, greičiau galvoju išvežti iš Dnipro, bent jau. Toliau, iš Dnipro atvažiavai į Kijevą pagaliau. O, labai gerą ligoninę pakliuvau. Kaip galiu pasakot, 7 miesto ligoninė. Atsidaro duris, čiut nešoti į dainos ir visa kita, čia priimamasis. Žiūriu, galvoju, o geras. Tik visi tirti. O čia tai geras, galvoju. Nu, gerai. Čia kraujo spaudimą matuoja, čia tą matuoja. Aš toksai, laimingas iš tų draudinių išlipęs, iš tikrųjų labai vežė greitosios pagalbos tokie rimtos darbuotojas, sesutės, jos tiesiog apkabino, padėkojo, kad savanoris, šiaip papasakojo istoriją, joms vienu žodžiu, jos ir, vienu žodžiu atvežė į 7 tą ligoninę. Ir mane čia į palatą nuvežė. Kelintą maždaug tu ten atsidūrė? Pusė 1 nakties. Naktį kažkaip. Jo, naktį. Tai ten dar geresnis. O ten jau iš viso. Čiut ne dainos. Šokiai. Taip. Moteris sanitarės girtos. Aš galiu pasakyti, kodėl. Nežinau, kodėl. Aš tada sužinojau, kad tai buvo atlyginimų diena. Tai vienu žodžiu, normaliai prikalusias, aišku, palatas, apleistas. Tikrai apleistas palatas. Nei kondicionierių, nieko. Palyginti su Dnipru, kas buvo, tai kažkas tai tokio. Bet aš taip ir žiūriu, sienų lipa tarakonas, galvoju. Jeigu jisai čia gyvena, tai visi išgyvensim. Tikrai taip mintyse pagalvoju, nes aš savęs laik mėgstu nuteikinėti. Galvoju bent iki ryto. Aš pasakysiu, ką mes pamatėm ryte atvažiavę. Aš atvažiavau statybos. Ten tų statybų jo. Statybos vyksta, suprantu, visur dulkės, triukšmas, statybininkai rėkoja. Čia betoną pjauna su tuo, kaip jisai. Su diskiniu pjūklu, baisulinės dulkės. Čia, kad į palatas nepatektų ir kalidorius užkabinti celofanai, viskas aišku, kad... Žiūriu buvo, iš tikrųjų, ką ryte, tai palaukti dar, sakau, o man gali tą skausmo vaistų? Tai vaistų nėra, sako. Kaip tai nėra, sakau, man koja, šiaip tai sakau, skauda. Ne, nėra. Arbatas, sakau, aš taip sakau, arbatas, aš nevalgęs, sakau, pakankamai ilgai, nes po tos kontūzijos, su mano skrandžiu atsiminė, aš pasakojau problemas ir sakau, labai noriu. Sako, nueik pas amerikoną į palatą, paimsi, gal turi arbatos. Geras gyvenimas toks, bairiukas. Tai gerbiami žiūrovai, čia mes nestumėm specialiant ir nesakom, kad Ukrainoje visos ligoninės tokios, nes ką tik pasakėm, kad Dnipre ligoninė buvo puiki, teisingai puiki, kuri yra gerokai arčiau karo zonos, o Kijevą, papuolėm į tokią nelabai kokią, kaip sakant, remontuojama. Tai ne visas ten turbūt tai buvo. Taip, ir tikrai ne visos tokios, bet va čia, kas nežinojo Sovietų Sąjungos laikais, kai būna, kai gauni atlyginimą, tai iš vakaro reikia personalo pasiprašyti vaistų ir arbatų, nes pas juos yra šventė. Kai kam reikia budėti, vieni švenčia namuose atlyginimų dieną, kiti darbe. Tai va, bet... Geras suteikimas buvo toks, man toks patiko. Tai... Bet mes pasistengėm iš ten dingti, ne? Jo. Ryte tai buvo... Kaip įmanoma greičiau, varėm labai smagiai su mergalkėm per Kijevą, su 3 mašinom. Taip, čia iš tikrųjų labai gerai viskas gavosi, į kitą perkėlėm ligoninę. Čia, sakykim, mūsų vietiniai padėjo. Tai žiūrėkit, nesikuklinsim ir pasakysim, kad iš tikrųjų atvažiavo Lietuvių legiono atstovas. Nežinau, ar noriu jisai, kad būtų minimas vardas pavardė. Ne, manau, jie nenori. Tai va, tiesiog pasakysiu, kad Lietuvių legiono chebra irgi prisidėjo ir ačiū jiems. Nėra ko slėpti. Ir
kaip sakant, iš ten pasistengiam, kad Richardas kuo greičiau išvažiuotų į geresnės sąlygas. Tai gal daugiau net ne lietuvių legionai, jie yra biškai truputį atskiri, jie yra karinė kontržvalgyba. Ir jų toks statusas biškai kitoks yra, ir jie truputį nuo legiono atskirai. Jo. Bet koks skirtumas iš tikrųjų? Tai aš galiu pasakyti, man patiko, kad svetimo šalyje nei iš šio, nei iš to atsiranda žmonės, būrys lietuvių, kurie viens kitiems padėjo. O čia yra mūsų ta vadinama vienybė. Man šitas irgi patiko. Jo, ir iš tikrųjų, žiūrėk, pasijungė ir ta pati ambasada, pasijungė ir Lietuvoje čia, Kristina. Jo, kad padėtų. O čia galim visiems dėkoti dabar iš tikrųjų, kurie ir keik tuos, kurie nepadėjo. Ai, nėra čia ką keikti. Iš tikrųjų, man taip... Mes būsim pozityvus. Jo. Tai Kristina ir tėtis, jų organizacija kaip? Čia yra Daktarai be sienų. Daktarai be sienų. Jo, Daktarai be sienų. Kristina pasijungė dar tokia Pelytė, Vilma. Jo. Ačiū Vilmai. Vilmai, tai čia, kai pamačiau, tai... Ačiū Aurimui, ačiū Lietuvos ambasadai, ačiū krašto apsaugos ministrui. Taip. Laurinui Kasčiūnui. O, tikrai nemažai, kiek žinau, ir padėjo. Kurie, kaip pasakyti, padėjo, koordinavo, kaip galėjo, ypatingai pasakysiu taip, kad tai buvo nedarbo dienos. Tai Lietuvoje buvo joninės ir buvo laisvadieniai, bet visi, kurie padėjo ir su kuriais dirbom, kėlė ragelius ir bendravo ir darė viską, kad mums kažkaip būtų lengviau. Ir tai suprask, kai jau buvo paskutinis, sakau, ir mano pačio, toks noras būti Kijeve, tai... Nes Kijevas saugu. Jo, tai guliu lovo ir girdžiu, dirba prieš lėktuvinę gynybą, prieš lėktuvinę gynybą, pas manęs kaip tik valo palatą. Sakau, jūs mane galėtumėte išvežti į koridorių. Nežinau, kodėl aš tai pasakiau. Ne šiaip. Jo, ir tai vaikelis sako, čia sekančią gatvę namą griauna. Ir ten sako, stuksena. Nepanikuok. Jo, nepanikuok. Ir tuo momentu matau per langą, kaip kala į pastatą. Kokias raketas, aišku, aš nesuprantu, bet matau didelius dūmus, didelius sprodimus. Ir vienu žodžiu, tai pas manęs tai galvojau, kad nuvirstas visas mano pastatas, tiek sudrebino. Tai ta valytoja, kai tik šluotą numetė, į koridorių mane ištėmė. Tai tada pasakiau, viskas, mano paskutinė diena čia Kijeve. Vieškint mane. Jo, paskambinau, kam galėjau paskambinti, kad įtakoti, kad greičiau mane išvežti. Dar daktaras sako, tai tau savaitę čia gulėti, jokios savaitės, sakau, aš čia negulėsiu. Mane, sakau, greitai. Jo, tai paskambinau tas pačias Kristinos tėčius, sakau, per kiek dienų. Po kiek sraigtasparnis? Ne, sraigtasparnis tai Žilinas man organizavo, čiut organizavo. Jau skambino, sako, bet jau buvom sutarę su Greitąja, tai sako, žinai, yra komercinis Lenkų skrydis, tai nuo sienos į Lietuvą ten, čia kiek kainuoja, nesvarbu, nesakiau, baig. Sakau, nereikia mane parveš su Greitąja. Atkentėsiu, ne? Jo, nu ir vienu žodžiu, tai sako, čia rytoj gaunam dokumentus, nes tai poryt ir išvežam. Tai vienu žodžiu, daktaras, tai dar čia taip, sakau, klausyk, būk žmogus, rašyk, sakau, tos dokumentus. Perdavimą. Jo, neperdavimą, ten turi išrašą padaryti. Jo, sakau, ne ketvirtadienį, rašyk tu rytoj. Tai jis parašė. Rytoj, aišku, paskui mačiau, kad su klaidom sakiau, bet tai gerai. Tai vienu žodžiu rytoj ir mane išvežė. Nu tai čia vėl
vėl kelionė. Tai aš pasakysiu dabar Richardo paminėti tie smūgiai kitoje kelio pusėje, kuris gulėjo ligoninėje. Tai yra tas rajonas, būtent kur rusai sunaikino vaikų ligoninę Ochmadit. Ten viena buvo, aš dabar neatsimenu, buvo rašoma, kad jinai viena didžiausia, gal net didžiausia Europai pagal gydomų vaikų kiekį. 15 aukštų. Taip, vienas smūgis buvo į tą ligoninę, kitas į privačią, ten kiek iš tikrųjų sunaikinta. Pavyzdžiui, viena mūsų pažįstama ir draugė Gulnara Požerienė, būtent ir Algis, tame rajone gyvena ir visas tas smūgis taip pat buvo priešais jų gyvenamai namą. Tu nežinai šito varianto. Jie pas mane važiavo tuo momentu ir su manim telefonu kalbėjo. Kalbėjau su jais. Jo, taip sako, palauk, sako, vaikai skambino. Ir atskambino, sako, žinai, pas mus įkrito irgi. Taip. Sako, mes pas tave nebevažiuosim. Va, jezu, galvoju, ir dar tie nukentėjo. Tai va. Tai paskui perskambino, sako, kad viskas gerai, ten tik tai pusė bombos, bet kažkaip tai įdomi. Nei jų namą, šalia. Tai kai aš mačiau nuotrauką fotografuotą iš jų balkono, jie gyvena 19 aukšte, jeigu aš gerai atsimenu, 24 aukštų pastatų 19 aukšte, tai pirmi 9 ar pirmi 10 aukštų liko be langų pastatų. Ir, kaip sakant, jeigu jie tuo metu būtų iš savo kiemo išvažinėję arba įvažinėję, vat būtent to kritimo metu, tai būtų šakės. Ant kiek, suprantat, tu negali žinot, kurioje vietoje trenks. Pavyzdžiui, tas pats Kijevas, skaitomas, kad jis geriausiai apsaugotas nuo... Teisydėtai, aš apie ką aš tau kalbu, kad man tada buvo nervinis toksai, trūko viskas. Pas jo čia nebūsiu. Gana? Jo. Ir vežat mane, nes aš nei dienos nebūsiu čia. Tai iš tikrųjų nebuvau aš dar taip normaliai, nei sudėjęs, nei nieko. Ir daktaras mane taip žiūri, sako, tu pasiryžęs? Sakau, taip, aš pasiryžęs važiuoti. Na tai ir išvežė mane. Žinau, kad skaudės, bet važiuosiu. Jo, ir išvežė mane. Taip, daktarai be sienų buvo, tai 2 buvo vokiečiai ir 2 ukrainiečiai, vienu žodžiu, ekipažas. Tai kaip su tom ten, tikrai be sienų? Tikrai be sienų, žinok, labai be sienų. Apie tą prisikabinsiu prie to, be sienų? Jo. Važiuoja ir kiaurai nuvažiuoja. Taip, iki pirmos Lenkų sienos, kol sutinki Lenką ant pasienio ir sako, čia greitasas nevažiuos. Kelio nėra. O aš pajungtas ant tų visų laidų, ten man pompuoja, nes labai karšta buvo, padavinėjo orą ir taip toliau, nes vien tuo momentu buvo kažkaip tai ir blogai, nes kelias toksai, nelabai koksai, ir jie nepraleisim. Tai klausimas, priežastis, kelio nėra? Ne, tai kelias yra ir važiuoja. Tai kodėl greitoji negali važiuoti? Ten greitus nevažiuoja. Mes buvom pirmieji, kurie norėjom pralaužti šitą sieną, bet mūsų nepavyko, nepralaužėm. Sako, ten 100 kilometrų. Ir važiavam. Kaimo keliukas. Žiūrėkit žmonės, jeigu kas nors turite kokių nors minčių, kodėl greitoji negali pervažiuoti kažkurioje vietoje sienos, nors kelias yra, parašykit. Man būtų įdomu, nes aš taip niekaip neišmąsčiau. Dokumentai yra, ne? Greitoji buvo nevogta. Ne tas sergantis. Greitoje ginklų nevežėt. Ne. O, tarp kitko, antroji siena iškratė greitąją, viską patikrino. Kaip kontrabandistus? Jo, atidarė, apžiūrėjo, ar kažko tai nevežam. Tai čia buvo, irgi buvom labai nustebę, kad šitaip tikrinai. Ar kažkur tai nėra. Neklausė, kiek cigarečių turi? Neklausė, bet jau taip apžiūrėjo, jau taip atidirbo teisingai. Čia žiūrovam pasakysiu tokį vieną bajerį, kaip bajerį, čia ne bajeris, reali situacija.
vienas mūsų savanoris įsivaizduodamas, kad jis yra ES pilietis, aš irgi taip galvoju, mes visi galvojam, kad esame ES piliečiai. Ir kai atvažiuojam į Lenkiją, tai mes jau grįžtam į savo ES pas gerosius kaimynus. Ir jisai nepasidomėjęs, kažkaip kitų nepasiklausęs, nusiperka bloką cigarečių. ES, kaip ir jam ant sienos, reiškia, jį puikiai iškrato, o kadangi jis kontrabandininkas, tai ir visus kitus, nes iš Ukrainos į Lenkiją galima įvežti tik 2 cigarečių pakelius. Tai gerai, aš suprantu, žmogus nežinojo, pas jį rado bloką, tai aš įsivaizduoju taip, jeigu aš esu gerasis pasienietis, tai sakau, dariau, galbūt tu nežinoja, ne, bet galima tik 2, atlaužiu, sakau, 2 gali vežtis, o tuos 6 ar 8 surkysiu aš, tai pajokaudamas arba... Gali susimokėti už juos. Sakau, tai kas atsitiko, ir išmetu juos į šiukšlių dėžę. Arba naikinamo ten tų utilizuojamų daiktų kažkokį konteinerį. Bet ne, jie labai gražiai surašo protokolą ir paima, išrašo baudą, jeigu aš neklystu, 80 eurų. Apsimokėjo stipriai. 350 zlotų kažkur tai. Tai va tokia situacija, kas važiuosit iš Ukrainos į Lenkiją, negalvokit, kad jūs galite įsivežti ES vieną bloką, negalite. Tai va tokia situacija. Tai kaip jums sekėsi tam antram iškratė? Labai gražiai iškratė, dar sakiau gerai, kad manęs nepakėlė iš to, neštų, tos vadinamas lovas, kur buvo. Jo. Tai va, bet mes ten praleidom nemažai laiko, galiu pasakyti. Kaip be sienų važiuojantis, mes pravažiavam per 3 valandas. Mes esam su visų kroviniu greičiau pravažiavę. Sakau, mes 3 valandas važiavam per sieną. Tai va greitoja, ne? Jo, greitoja. Greitoji Su kroviniu. Manim, tipo. Sužeistoju, kuriem reikėjo važiuoti taip nuo Kijevo, mes paimkim nuo Kijevo per Lenkiją, tai bus 1500 grubiai kilų. Tai 3 valandėlės. 3 valandėlėm pastrigot ir paskui. Tai jo, tai žinai, pastrigom. Važiavom, bet jau pas manęs buvo problema. Jau pas mane prasidėjo skausmai. Paskutinės 4 valandas, tai galvoju, kad išprotėsiu, kol parvažiuosim iki Kauno. Nes iš tiesų jo nebepadėjo niekas. Nei jokie vaistai, ką be leido. Leido kas 2 valandas, pradėjo leisti kas valandą. Tiesiog, tai buvo didžiulis skausmas. Ir kada parvežė į Kauną, ryte 6 ryto parvažiavam. Mes ilgai važiavam, iš tikrųjų 18-19 valandų važiavam. Dėka Lenkų muitinės. Nes iš tikrųjų tai labai negražiai pasielgė Lenkai, bet čia kaip mes važiuojame, žinom tos dalykus, tai nežinau, kam čia reikia dėkoti. Ar čia dėkoti Lietuvos prezidentui už tai, kad mes neturim ambasadoriaus Lenkijos. Jau turim. Jau turim. Lenkijos naujas ambasadorius visai neseniai. Jo. Tada dar nebuvo. Tada nebuvo dar. Nebuvo. Jo, bet jo nebuvo taip. 2 ar 3 metus. Tai aš apie ką ir kalbu. Kas rodo labai gerus santykius. Jo, tai va. Nelabai gerus santykius. Tai aš sakau, nežinau, kam čia visą tą dėkoti. Bet tom tikrai labai negerai. Tai įsivaizduok, parvažiavo čia, aišku, kai pradeda daktarai, kraujas, tas. Pasirodo pas manęs kraujo uždedimas, labai rimtas, 650 CRB pakilęs. Vienu žodžiu, mano organizmas nekovoja su visa šita vadinama situacija, turėtų būti temperatūra, pas manęs temperatūros normali. Nusilpęs organizmas, nusilpusi imuninė sistema. Aš nevalgiau praktiškai daugiau negu mėnesį, visiškai nevalgiau.
visiškai. Atsimenu, pats, žinai, ateidavo, ką aš vandenį, viskas išeidavo atgal, lauk, refliuksas, antiek buvo problema, skrandžio kontūzija. Tai, nu ką, yra taip, kaip yra. Tai dėka vėlgi to pačio Kasčiūno, kad Kaune, kad pas normalius daktarus, Kauno klinikose labai greitai pastatė mane ant kojų, nuėmė visus uždegimus, visą kitą ir šiai dienai aš esu Gijos klinikose. Jau šiandien pirmą kartą pradėjo matuoti man būsimą naują koją. Tai čia jau didelis įvykis. Ir jau dabar mano gyvenime, kai jau ką nors naujo daro, tai daro su koja, tai yra įvykis. Nes viskas pirmą kartą. Tai pirmą kartą man šiandien uždėjo irgi tą koją, nu ne koją, sakykim, jau pirmus matavimus padarė, dar iki kojos dar toli. Bet jau dabar vadina mano ne koja, o bidė vadina, tai jau pradėjo tvarkyti pačią bidę, nes ją reikia veršti, ją reikia formuoti, kad būtų galima uždėti teisingą protezą, kad aš galėčiau teisingai vaikščioti ir visą kitą. Tai nuo šiandieną viskas tai ir prasidėjo. Ir tai valio. Aš tom džiaugiuosi iš tikrųjų, kad aš esu geruose, matau, kad esu geruose rankose. Draugų, palauk, majuoja. Leis papasakoti iš tikrųjų rimtai. Aš džiaugiuosi, kad tu šypsaisi. Aš tai, nežinau, kaip čia bus. Aš turiu supasakoti viską girdė. Aš mintyse sudėlioju, labai rimtai pasakoju, tu čia savo pirštai atrodo. Jo, tai iš tikrųjų tą ištirpsiu. Ir iš tikrųjų tai galiu pasakyti, viskas ok. Iš tikrųjų turiu normalius draugus, tame tarpe ir pats, ir Aiva, ir važiuojat, ir lankot, ir susiskambinam, ir padedat. Visko, ko tik tai reikia padedat, tai iš tikrųjų be galo dėtingas. Iš tikrųjų, pats Žilvinas irgi meta darbus, važiuoja, atvažiuoja, skambina, domisi, kalbam, bendraujam. Ričardas taip pat. Tai niekada nesu paliktas vienas. Tai gerai. Jo, ir tai man tai padeda, nu, ne tai, kad išgyventi, ne, aš išgyvensiu, kas arba, bet man padeda susitvarkyti su savimi. Iš tikrųjų, psichologinė atmosfera, vis tiek, kada tu jautiesi ne vienas, tu esi visai kitoks. Ir tai viskas taip ir yra. Ir tai lengviau perneši visus tos, sakykim, skausmus, nu paskauda, taip, tai normalu. Vaikai jau supranta, ar dar nepriprato prie tos minties? Viską jie supranta, pas mane vaikai dideli. Esmė, viskas kaip ir gerai iš tikrųjų yra ir ta pati situacija, sakau, aš susigyvenau su tuo jau, smagu, kad mane supa geri žmonės, o jie supa geri, man padeda daug. Ir aš, laimingas, sėdžiu, bendrauju su tavim ir mums viskas gerai. Aš tai vieną dalyką labai gerai supratau, kad iš tikrųjų galėjo būti taip, kad mes čia dabar nekalbėtumėm. Tai vat, reikia džiaugtis iš tikrųjų, kad kaip bebūtų gaila, žinai, dėl netekimų. Bet ne, tai kas buvo, tai kas įvyko, geriausiai įvyko. Taip. Jo, su mažiausiais netekimais. Iš tikrųjų, pirštus turiu, akis turiu, pusę galvos turiu,
kaip sakau, kuriuos nenunešė, o galėjo nunešti ten nieko nesužalota, nu, kojas nėra. Nu, nėra, nu ką daryti. Visiems pasitaiko. Pasirodo ir man pasitaiko. Tai va, tokia situacija. Noriu tau mažytę dovanėlę duoti, Prisiprašiau. kurios nespėjom duoti. Ženklas. Tai maikutį bet kuriuo atveju pravers. Taip, nes aišku, tai čia pati rimta. Bet aš tau galiu pasakyti dar vieną bairį. Mirk iš juoko. Nepatikėsi. Ženklą šitą aš jau turiu. Tai Ir nežinai iš kur net aš galvoju. ne, pasakyk visiems. Aiba man Dniprę davė. Sakė, paskutinį turiu ir sako, tu dajai su mistigalai daugiau. Taip. Ačiū tau. Ačiū visiems. Taip. Kol dar lelijos ežere, kol dar virš upių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje dar gieda tau ir man. Kol dar tarp gatvių ir namų nepasiklydo mano balsas, kol dar tavim šventai tikiu, kol dar tikiu šventai.